14 uždavinio sąlyga reikalauja mums rasti kampo x didumą. Štai matome toks gana sudėtingas brėžinys, visko čia daug pripaišyta ir kaip čia mums dabar to kampo x didumą nustatyti. Tai labai aiškiai matome, kad mūsų štai x-iukas yra gretutinis štai šitam kampui. Jeigu mums pavyktų apskaičiuoti štai šito kampiuko didumą, mes iš 180 atimtumėm ir gautumėm x-iuką. Šitas kampiukas priklauso štai šitam trikampiui. Tai jeigu mes žinotumėm šito trikampio štai šiuos du kampus, mes tada galėtumėm lengvai suskaičiuoti štai šį kampą. Tai pirmasis kampas čia labai aiškus šitas. Iš 180 atimu 120 gaunu 60 laipsnių štai čia, nes tai yra gretutinis kampas. Dabar kitą kampą šio trikampio jau sudėtingiau apskaičiuoti. Na, bet pasižiūrim, čia kryžminis 40, čia kryžminis 35, iš 180 atimsim 35 ir 40, tai bus 105 laipsniai ir šitas kampas yra jam kryžminis, reiškia taip pat 105 laipsniai. Norėdami apskaičiuoti štai šio kampo didumą, aš pažymėsiu jį y. Y bus lygus iš 180, aš turiu atimti 105 ir dar atimti 60 laipsnių, visur laipsniukai. Tai kiek čia dabar bus? Iš 180 aš pirmą atimu 60, gaunu 120 ir dar atimu 105, tai gaunu 15 laipsnių. Mano y yra 15 laipsnių. Tai tada x-iuką norėdama rasti, iš 180 atimsiu 15 ir gausiu 165 laipsnius. Atsakymas 165 laipsniai.